Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu, ir šį kartą sugrįžtu su savo naujausiais kolekcijos papildymais. Vienu iš mano labai lauktų žaidimų iš crowdfunding platformų, ir kurio atėjo jau pirma dalis, bazinis žaidimas su vienu expansion ir keliais priedais, tai turiu omenyje Total War Rome stalo žaidimą. Manau, ne vienas esate girdėję Total War seriją, gal net ir esate žaidę keletą jų žaidimų, ar patį seniausią Shoguną, ar pirmąjį Rome Total War variantą, ar antrąjį. Tikrai jų yra ne vienas, įvairiausių laikotarpių ir panašiai. Dabar, man atrodo, Warhammerio yra labai populiarus. Tai tikrai neišblėstanti serija ir tai yra pirmasis žaidimas, kuris perėjo į stalo žaidimų platformą, kurį gamina CCC Games. Anksčiau vadinosi šitą kompanija PSC Games. Tai greičiausiai esate girdėję jų žaidimus kaip Blitzkrieg, keletą kitų Romos tematikos žaidimų. Ten, man atrodo, vienas Roll and Write'as yra, kitas dar kažkoks fighting žaidimas ir panašiai. Tai jie tokius labiau karinius žaidimus daro. Tai čia jau sakyčiau toks didžiausias, rimčiausias žaidimas. Jie turi visą Total War licenciją, tai galės daryti ir kitus žaidimus. O pačioje kompanijoje buvo bazinis žaidimas ir keletą papildymų. Tai dar laukia Aleksanderio papildymas didžiulis ir daug kitų expansionų. Žadėjo naują kampaniją ir padaryti ir panašiai, bet nusprendė viską šipinti dalimis. Tai žiūrėsime, kada atvyks antroji dalis, tai ją išpakuosiu, parodysiu atskirai antroje dalyje, o kol kas parodysiu tai, ką gavau. Tai žaidimas yra nuo 1 iki 4 žaidėjų, trukmė 3 valandos. Kas greičiausiai ir yra tiesa, jeigu nėra žaidžiama iki maksimalaus taškų kiekio, nes tą žaidimą nesunkiai būtų galima ir prailginti, ir sutrumpinti. Žaidimas yra ir karinis, ir ekonominis, tai pasižiūrėkime, kas yra dėžės viduje. Tai čia yra bazinis žaidimas. Taip, reference manualas, kaip suprantu, turintis keletą klaidelių, neiškumų ir taip toliau, tai dabar yra lyg ir atnaujintas variantas pačių stalo žaidimo gerbėjų, bet bus ir oficialus. Šiaip informacijos yra tikrai labai daug. Ir va, rulebookas, kuris yra tikrai mažas, tai nežinau, kas kur padaryta, kas atnaujinta ir panašiai, ir kiek aišku bus, vat išbandysiu artimiausiamis dienomis ir matysime. Taip, toliau čia yra kas dėžėje, tai tuoj prisiartinsiu tada. Taip, tai didžiulis žemėlapis, 4 factionai, action kortelės, markeriai, kauliukai, infrastruktūrų, mediniai tokenai, bet turiu ir plastikinius iš Kickstarterio, faction kortelės, laivų kortelės, iniciatyvų kortelės, coinsai, kauliukai ir figūrėlės. Iš esmės ir va čia first play setupas. Žiūrėsim, ką aš naudosiu, ko nenaudosiu. Quick reference guidas, atrodo visai gal ir nieko, nežinau, matysim, koks jis, kiek useful, kiek ne. Taip, tai va čia yra faction boardai. Tai va čia yra 2 dalis, tai yra development medis ir apsipirkimų meniu ir paskui alijansų status ir panašiai. Tai viskas ganėtinai paprastai ir aišku atrodo. Viskas, kas už žvaigždutėm reikalauja tam tikros pozicijos čionais, tai įdomu, žiūrėsim, kaip viskas vyksta. Čia toliau unitų simboliukai, tai viskas kaip ir aišku atrodo. Toliau čia yra Kartagina, irgi tokiu pat principu viskas. Graikija ir barbarai. Tai čia barbarai, sakyčiau, yra kažkas naujo. Tai čia yra kelių genčių mišinys, junginys, nes pačiame kompiuterinėme žaidime tai buvo galai, toliau buvo Germanijos gentis, Britanijos gentis, ta prasme galėjai žaisti kiekvieną gentį atskirai, o čia viskas yra bendrai. Taip, krūva monetų, kurių irgi metalinės turėsim. Toliau va čia markeriai, kas tikrai svarbu, nes iš pradžių buvo kitoks variantas prototipos, o dabar toks, kas manau visai gerai yra.
didžiulis mepas, tai čia yra tik viena jo dalis, bus antra su expansionu, tai bus galima didžiulį senųjų laikų pasaulį susidėti. Ir va toks insertas tikrai atrodo labai gerai iš pirmo žvilgsnio žiūrint. Tai va šitie mediniai komponentai, kuriuo aš nenaudosiu, bet va kokiem prototipam tiks labai. Krūva kauliukų, kurie yra tikrai superiniai. Čia yra skirtingos spalvos pagal jų stiprumus. Va, gražus laivukai, agentų figūrėlės. O, smagu, kad šitas įsijama. Tai va, ir čia dar yra kiti mediniai tokenai, keliams, marketams ir stebuklams. Parodėsiu miniatiūras. Jos nėra kažko labai ypatingos. Aišku, nudajus atrodo daug geriau. Čia vat yra pagal spalvą galima pasakyti, kokiam factionui yra sunumeruotas armijos, kad žinotum, su kokia judi ir panašiai. Bet šiaip detalumas visai nieko. Tuoj parodykim vat kokį barbarą. Jo, čia skytas daug geriau atrodo. Miniatiūros visai neblogos. Board game'ui tikrai. Jo, seno tipo Raumtrooperis. Miniatiūros visai nieko. Neblogas tikrai inserto dalis ir čia, kad viskas susidėjo tikrai useful. Nu ir va dabar krūva kortelių. Pabandom gal ir visas parodyti. Tai va, kortelės standartinio dydžio, kas yra tikrai gerai. Tai va čia romėnų. Tai čia yra kokie kauliukai priklausomai nuo tereino tipo. Čia veteranas. Ok, va čia paprastas kavalerija, kiti unitai. Tikrai žinau, kad domėjosi pats kūrėjas pačią istoriją, tai viskas ganėtinai atitinka, tai iš tos pusės turėtų būti niekas nepraleista. Tas žaidimas turėtų būti pakankamai autentiškas. Krūva laivų. Čia iniciatyvos markeriai. Net iki 12. Pačio bazinio žaidimo kombatas yra labai paprastas, bet yra tam expansionas skirtas detalesniai kovai daryti, tai tą parodysiu irgi, nes kaip tik toks expansionas ir yra. Taip, čia graikų unitai. Patys įvairiausiai čia buvo vienas iš mano mėgstamiausių factionų kompiuterinio žaidimo. Ką tikrai buvo galima padaryti, tai su graikais laimėti visą žaidimą. Tai va čia barbarų unitai įvairiausi. Taip, va čia action kortelės. Tai va, šitoje fazėje galima naudoti ir kas vyksta. Čia, man atrodo, pinigų, kiek galima papirkti, atrodo, ar kaip, nežinau, teks prisiminti. Nes rulbuko anksčiau domėjausi, dabar kaip kas nežinau. Visai atrodo, kortelės, tas artas irgi visai nieko, paprastas, aiškus. Kartaginos unitai. Va, drambliukai, kas tikrai smagu buvo. Tapultos yra čia kažkokios. Taip, ir čia dar kažkokios dvi. M raidė tai mercenaris, ką galima samdytis, turint tam tikrus regionus, kaip ir kompiuteriniam žaidimėm. Čia tikrai, vat, egiptiečių visokiausių skytienų, časienų, dacienų ir taip toliau. Numidienų. Jo, daug variacijos. Tai va, ir čia jau Romos legiono unitai po reformos, patys rimčiausi, geriausi ir taip toliau. Kai jau Roma tampa sunkiai sustabdoma. Ai, va, dar D12 yra. Kauliukų tikrai yra žiauriai daug. Ne, susidėsim po to. Taip, tai čia keli priedai, tai buvo maišelis dar. Monetos labai gražios. Ir va čia tie plastikiniai komponentai, kas atrodytų turėtų būti geriau, nes čia yra sienos miestams, barakai, marketai. Ir va čia tie Seven Wonderiai tokie. Nu, šiek tiek geriau, bet tikrai ne kažkas jau super įspūdingo, kai buvo galima padaryti ir geriau. Tai va, ir Battle Play expansionus.
Taip, čia kortelių, tokenukų. Čia, kaip suprantu, tai galima naudoti kaip ir atskirą žaidimo dalį, bet galima ir kartu duoti. Prašymai ir panašiai. Nu, čia jau pilnas kombatas, kaip sakant. Kas žino Heroes su trečiu board game irgi yra atskiras combat expansion, tai čia irgi panašiai. Taip, tai čia tas laukas. Ir čia tereino dalis, kaip suprantu, ir dar damage tokens kažkas tokio. Na, ir turim dar kortelės. Ekstra dalykai kombatai, kaip suprantu. Visai man patinka tas mėlynas borderis. Okay. Cool. Tai va toks expansionas, tai dar dabar tik nepamenu, dar berot mažiausiai 2 expansionai laukia ir žiūrėsime, kada jie bus. Tikiuosi, dar iki šių metų pabaigos ateis, nes problema yra ta, kad ir dizaineris dabar yra kompanijos vadovas, tai viską reikia daryti pačiam ir panašiai, tai viskas gerokai trunka ir dar sveikata ne pati geriausia šito žaidimo dizainerio, bet šiaip žaidimas turi tikrai gerus atsiliepimus, aišku, ten rulbuko problemos, ten kai kas neaišku ir panašiai, bet čia būna daugelį Kickstarterio ar kitų crowdfundingo platformų žaidimų, normalu. Tai žiūrėsime, kokie bus mano pirmieji įspūdžiai. Tai ačiū visiems žiūrėjusiems šį mano unboxinimą ir laukite antros dalies. O apie savo įspūdžius, aišku, pakalbėsiu savo mėnesinėse apžvalgose. Tai šiam kartui tiek ir iki kito karto. Iki.